Jėzus sako, kad jei nori žengti į Dievo karalystę, jei nori patirti neapsakomą atleidimo džiaugsmą ir būti priimtas paties Dievo, priimtas į jo šeimą, jei nori džiaugtis juo per amžius šiame ir kitame gyvenime, jei nori to, vienintelis būdas – priimti jo karalystę, kaip ją priimtų vaikas. Suvokdamas, kad pats niekaip to neužsidirbsi ir nepelnysi, tiesiog džiugiai priimk tai kaip dovaną. Visa, ką galime padaryti, tai ateiti pas jį, ne pilnomis rankomis darbų, kuriuos padarėme, bet tuščiomis, pasiruošę priimti tai, ką atliko Dievas. Ta, kuris nepažino nuodėmės, Dievas padarė nuodėmę dėl mūsų, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Kitaip tariant, Jėzus prisiėmė mūsų nuodėmę, kad galėtume priimti jo teisumą. Kai Dievas žvelgia į mus, jei pasitikime Jėzumi, jis mato tobulą klusnumą, tobulą savo sūnaus teisumą. Ir tai yra malonė. Dievas mums siūlo teisumą, kurio nenusipelnėme, kurio neužsidirbsime ir už kurį neįstengsime susimokėti. Tai reikia tiesiog priimti. Tai ne apdovanojimas, o dovana, už kurią apmokėta iš Dievo sąskaitos. Kai tavęs gerai nepažįstantis žmogus sako, jog esi jam brangus, tai girdėti smagu, tačiau toks jausmas truks neilgai. Kai tai sako sutuoktinis ar draugas pažįstantis tave kaip nuluptą, tai reiškia labai daug. Tačiau kai visatos kūrėjas, permatantis tavo širdį, parodo, kad yra pasiryžęs už tave mirti, tai jau apskritai kas kita. Tai atskleidžia, kad esame kur kas nuodėmingesni, nei pajėgiame įsivaizduoti, bet kur kas labiau mylimi, nei galėtume pasvajoti. Tai reiškia, kad mums nereikia apsimetinėti tuo, kuo nesame, nes Dievas viską apie mus žino ir vis tiek mus myli. Tai reiškia, kad esame išvaduoti iš vergystės, nuolatinių pastangų kelti savo vertę, kad ir kaip mėgintume tai padaryti, pasitelkę pinigus ar jėgą, religingumą ar karjerą, gerą išvaizdą ar kitų pripažinimą. Savo vertę mums norisi pakelti ir įrodyti tada, kai negauname to iš Dievo. Bet kai ateini pas Jėzų, supranti, koks brangus esi Dievui. Kai žvelgi į kryžių, tarsi girdi Jėzų sakant, tokia yra tau skirtos dovanos kaina. Štai kokia rimta nuodėmė. Štai kaip nepaisydamas visko tave myliu. Esame kur kas nuodėmingesni, nei pajėgiame įsivaizduoti, bet kur kas labiau mylimi, nei galėjome pasvajoti. Ir tai yra dovana, kurią kūrėjas laiko dabar ištiesęs tau. Jėzus sako, ateik pas mane tuščiomis. Noriu įteikti tau dovaną.